Labą dieną Lietuva. Labą dieną Europos Sąjunga. Labą dieną Jungtinė karalystė, Didžioji Britanija. Labą dieną Amerika. Pakalbėti aš noriu apie tą, ką aš girdėjau jūsų pokalbį į Europos skelbta, kad jūs diskutuojat, kaip gyventi geriau mūsų žemėje, rūpintis aplinkos saugumą. Girdėjau, kad buvot atvažiavęs net į Vilnių. Šį kartą aš norėčiau su jumis pakalbėti apie tai, kad aš labai puikiai žinau Skandinavijos pinkles. Aš kalbu apie Švediją. Noriu dar pakalbėti ir apie Rusiją. Rusija irgi turi tokius spąstus, kad neužteks gramatikos, neužteks patirties visą gyvenimą, kad tai suvokti, žinoti, todėl kad kiekviena šalis gina savo teritoriją. Galim būti labai raštingų žmogų, vis tiek principai tai silpnybė. Aš žinau puikiai, kaip Lietuva per 31 metą padarė daug pastangų. Susidraugavo su Europos šalis, susidraugavo su Amerika, susidraugavo su Didžioji Britanija. Tai nelengvas darbas. Mes anksčiau nebuvom pastebėti. Kai nebuvo, nieks nežinojo žemėlapį, kur yra Lietuva. Aš labai gerai žinau Rusiją, aš labai gerai žinau Ukrainą, aš labai gerai žinau Baltarusiją ir aš labai gerai žinau apie Ameriką, kuri kariškiai, kada atvažiavo į Vilnių, į Šiaulių regioną, ir aš labai gerai žinau apie žūties, kas atsitika nelaimė toj teritorijoje, kur žuvo amerikonai kariškiai iš NATO. Aš iškart sakau, čia tik pradžia. Čia bus tas pats į čia. Patikėkit. Ką aš nusprendžiau? Aš girdėjau jūsų žinias, Lietuvos LRT. Aš žinau, kas yra laisvė žodžio. Todėl, kad aš jūsų įrašų nerodysiu. Aš konkrečiai pasakysiu, kad aš įsklausis, aš mačiau Europos Sąjungą jūsų susitikimą, aš mačiau, girdėjau viską, ką jūs sakat. Aš matau, kad jūs negalite pasirinkti žmogų, kuri bendrautų su Putinu. Su Putinu neapsimoka bendrauti man. Todėl, kad aš žinau situaciją. 10 metų patirties, kada pradėjo
viskas tą politiką tartis ir bandėt viską surūšiuoti taip, kad kiekvienam šalim būtų naudinga, taip nebus. Putinas sakė, kada po Europos stojimo Lietuva pradėjo bendrauti su šalims Jungtinė karalystė į Europos Sąjungą, jis pasakė, kad aš būsiu su metus stipresnis ir stipresnis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turėsiu, įsigysiu daug patirties. 10 metų aš dar taip nemastau, kaip aš dabar mastau. Jis sakė, aš būsiu stipresnis. Dar sako, kas tai reiškia? Ką tai reiškia? Jis irgi su manim nebendrauja. Aš turiu klasiokę, odnaklasnikų, tenais kontroliuoja Vilnius. Aš matau, kad jie tenais bendrauja su to teritorija. Aš studijavau, kaip reguliuojasi gustams, ane? Gustam rusiška tamožnė, ne? Lietuviškai muitinė. Šiuo metu, šiuo metu 26, aš nusprendžiau nelankytis ten. Ten yra jau kontroliuojamas. Man nepatiko, kad ten daugiausiai buvo kalbėta apie karus Ukrainai. Apie karus Ukrainai. Anksčiau taip nebūdavo. Anksčiau buvo visi kartu bendravę, buvo įdomi, buvo apie ką kalbėti. Dabar nėra apie ką kalbėti. Žmonės jau užsidaryti. Daugiau nuotraukų apie karą. Man tai nusiboga. Poda aš pasišalinus iš tos. Putinas žinojo tuo metu. Jis 26 gegužę pasidarė LNR ir DNR pasirašymą, kad jisai nori padaryti, kad Luganskas ir Doneckas būtų nepriklausomi. Iš dalies, kaip tai skaldyti Rusiją į dvi dalis, čia absurd. Jeigu būtų kokia nors kita šalis, kaip kitos šalis, kuri neturi muitinės su Rusija, jiems bus geriau bendradarbiauti, bus tarpininkas trečias šalis. Pasaulyje daug tokių šalių, kurie muitinė nesusieta su konkrečiai priešų šalimis. Doneckas ir Luganskas greitai pasidavė į tą sistema, buvo panaikinta ir grįžo vėl į Rusiją. Ką ten atsitinka, mes viską žinom. Dabar kalbėsim apie mūsų teritoriją. Mes tą visą istoriją žinom ir mums neapsimoka apie tą kalbėti. Dabar kalbėsim, kaip bendrauti su Rusija. Su Rusija bendrauti Putinas nenori, su jumis ir jūs irgi nenori. Klausimas, ką daryti man? Bet aš irgi nesu ant tiek aukšto lygio kaip jūs. Jeigu su aukšto lygio nesusikalbėti, tai ką kalbėti apie mane. Dėl to aš padariau kitas žingsnis. Aš bendrausiu su juo kaip paprastas žmogus. Eilinis. Aš žinau pinklės. Ten labai didelis. Aš per 10 metų taip išstudijuoju viską. Aš žinau, kad
Putinui reikia žmonių, kurie lengviau apgauti. Jeigu Putinui neina apgauti, jis nebendraus. Jam reikia raštinkis sutartis, kad būtų nauda Rusijai, kas sklendžiasi Facebook paskyroje. Per Odnoklassnikais jis su manimi nebendrauja. Man pasakė, kad tie organizacija, kuri prižiūri tonais darbuotojais, sakė, mes nieko bendra su Kremliu neturim. Nu, aišku, man patikė, kai jie taip pratingai mąsto. A pats jisai klaus. Nu, jisai neteina. Todėl, kad jam neįdomu. Jis čia paprasti žmonės, įeiti diskusiją lygis netitinka. Tai ką jis sako, jis nori kelią per Europą, per Facebook. Ne? Kaip Piotr I pробил окно в Европу. Ne? Tuomet, kada jis eina keliu per Facebooką, jam kažkas įdomu. Todėl, kad daugiame Europos šalis į Ameriką yra rusakalbių. Jis dabar kontroliuoja tą pusę. Ką Europa daro, čia ekonomiškai spręsti jiems pats. Man kištis neapsimoka. Noriu pakalbėti apie Vokietiją, apie pinkles. Jūs matėt, gegužė 28 dieną aš apvažiavau Rusnį, padariau biškį nuotraukų. Aš daug mačiau įdomių vietų, jeigu pavaikščioti po miškus, man rūbai netitinka. Aš pastoviai žiūriu ne taip, kad gražiai būtų, o pagal darbą. Jeigu gražiai nuotraukas ten gali pafotografuotis, nu jūs nieko nesužinosit apie mane, jeigu aš taip visada gražiai puošiu. Man reikia įvairius būti. Aš turiu matyti viską. Į nešvarų darbą iki švaraus darbo. Nu, Seime švarus darbas laikyti namuose po 100 000, 200 000 eurų grinųjų, tai čia absurdas. Čia reikia tvarkyti. Čia Europos šalis, jūs turit tą irgi pasižiūrėti, kaip grinuosius galima laikyti tokius namus. Man primena senų laikais, senutis visada laikydavo stiprus namuose pinigėlius ir paskui, kada Dievas pasiemdavo, išeidavo kito pasaulio, ne? Po mirties liksdavo tokius laiškus, kuriems vokelis, kur 10 000 kažką tą rublį, arba praradusius kažkur tu namus. Aš tokio nelaikau, čia labai dideli pinigai. Nu, kada Seimas narės gadėjo laiką po 100 000, 130 kuri į daugiau. Nu, tai čia absurdas, čia turi Europos Sąjunga kontroliuoti vis. Noriu pakalbėti apie Vokietiją. Aš girdėjau, kad jūs norit, kad Vokietija ateitų metų pabaigoje, 2026 metais, kariuomenė ateitų į Lietuvą. Aš dar ne viską rodžiau, kas vyksta miške. Čia ačiū žemė ūkio darbuotojų, vadovams kai kuris, kad jų prižiūri miškus, ne? Ten buvo tokių variantų, kurie sukurta kolonijas. Įsivaizduokit, tam vokiečių buvo 550 žmonių. 1700 lietuvių.
į keletą tenais, kuri neturi pilietybės. Aš viską nenoriu pasakoti, kas tenais yra. Ten yra kaip tas ąžuolinis medis, ane? A ką po ąžuolinį medį mes nepamatysim. Tai vokiečiai, būkite atsargiai, kad nebūtų kaip pas amerikonais Šiauliuose, kad neatsitiktų nelaimė. Čia tokių vietų yra, kad net Rusija nenori lysti. Vienintelis, ką reikia bijoti, kad oro atšilimo, kada ne vanduo pakyla, a kada vanduo krenta. Kada vanduo paeis po žemę, pasidarys kaip dykuma, rusam bus lengviau praeiti. Kuo daugiau vandenį, tuo daugiau problemų rusniškiams. Kuo mažiau vandenį, tuo bus stichija nelaimė. Visiems. Čia daug galima viską diskutuoti, aš viską žiūrėjau, trumpų žodžių tai nepasakysiu. Jūs galite pristatyti tenais viską ant vandenį, viską nepadės. Tik Europo pinigų švaistymų pinigai. Aš buvau apvažiavęs viską. Aš viską studijavau. Čia labai gerai Europos Sąjunga pamastyti dėl tų, kad nešvaistyti be reikalo pinigų. Dėl to aš pasirinkau tokį darbuką, jeigu galima sakyti pareigą, ne? Kad aš būsiu įvairius. Aš nenoriu čia įtraukti NATO kariškius. Lietuvos vyriausybė nėra ant tiek žiopla, kad nesupras. Aš irgi viską negaliu pasakoti, todėl aš irgi iš kariškių šeimos. Mano du tėvai policininkai, tai vienintelis, su kuo jūs galite su manis bendrauti. Aš daug skleidžiu savo numerį telefoną. Čia tiek registruojantis numeris, ne? Ne visi registruotų numerių gali prisiskambinti. Šią kartą atjunginė. Čia registruojantis numeris tie, kurie aš oficialiai sudarė su jiems sutartį. Aš noriu pakalbėti apie mano tėvus pareigūnus. Jie mane gerai išaugino. Putinas tai puikiai žino. Jis mato, kad jis su manim negali susidėrėti. Todėl, kad 90 metais, kada Tarybų sąjunga jau norėjo griūti, ne, į tai griuvo jau biškį vėliau, traukiniai į mūsų vietovę iš Maskvos į Palangą per Klaipėdą, per Pagėgius, per Telzytą, ne? Viską sustoja. Tai buvo 1986 metais. Maskva, Palanga, ne? Po to jau pradėjo žlugimas Tarybų sąjunga. Paskui buvo puolimas į Ostankiną. Tik po to, kaip Gorbačiovas atvažiavo, jam pakvietė tikriausiai, į Lietuvą, jis pasirašė sutartį, kad Putinas nieko negali padaryti. Įstatymą. Jis tiki tik datas. Jis tiki tik tai, kaip parašyta. Tik nauda jiems.
Kremlių. Ačiū Landsbergiui, mes palaikam jį, jis gerai mąsto, jis protingas yra. Nu irgi jam ne viską jau sveikatą leidę toliau dar reguliuoti situaciją. Kas Lietuvą laika? Grybauskaitė, Talenė, Gitanas Nausėdas ir Landsbergis. Įsivaizduokit, jeigu nebus šitų žmonių, mes visi iškeliausim tą pasaulį, anksčiau ir vėliau. Sugebės Žemaitis, pavyzdžiui, reguliuoti Žemaitiją, tik tiek, kad pavardė, ne? Sugebės jaunimas kontroliuoti, jeigu nebus tų žmonių šalia kaip Dalia Grybauskaitė, Nausėda, ne? Landsbergis, net sūnus į to abejoju, kad jo pajėgs valdyti. Tas chaosas nemokėdavo bendrauti jaunimui su rusais, privers tas pats, ką Ukraina. Sužlugdys jie patys jauni. Ką Putinas daro? Putinas daro, jeigu žino, kad jeigu jisai išeis iš savo pareigų, žmonės primins 90 metų. Jis prašo kiniečių, ne? Taip pat kaip Lietuva prašo Europos Sąjungą. Klausim, po to laiko, kas kontroliuos tą Lietuvą? Vienintelis variantas, kurį galim padaryti, gerai apmąstyti. Aš irgi negaliu sau leisti, todėl kad mano pareigas neužima tokią vietą, kad galėtų kontroliuoti. Putinas tai suprato. Jis jam irgi neaktualu bendrauti. Aš įvairius, šiandien pasakysiu aš už Rusiją, ar rytoj galvosiu, kaip neišvaistyti lietuviškus lėšus. Čia Lietuvos ekonomika turi augti. Dabar aš darau kitą variantą. Apie telefoną, kurie žmonės negali prisiskambinti. Daug kaltina, kai yra sukčių, o ką gali žinoti, kol tam normaliai žmonės yra. Nu kol kas dar aš mokėjau atsakyti su jiems. Su manim dar bendrauja mandagiai. Nu irgi atsargiai reikia žiūrėti, kad nepakliūti į rusų pinkles. Taip pat kaip Skandinavija daro, ne? Per Švediją. Aš girdėjau irgi senų laikų, kas vyksta. Kaip Švedija irgi su bankais, irgi nekvaila, irgi daug pinklės padaryti galima, kad ten eini, kaip viską vyksta sistema. Tai sakau, jeigu aš lietuvių kalbą žinau, aš privalau kaip vyras tarnauti Lietuvą. Nesvarbu, koks pilietybė turiu, kur aš gimiau, nu aš kaip vyras neturiu sau leisti išvažiuoti į kitą šalį, todėl kad čia tas pats kaip priesaika. Tai Lietuvos valdžia supranta ir aš matau, mes rasim pokalbį, kaip toliau bendrauti. Aš girdėjau, kad mūsų partija panaikina dėl vienos žmogaus. Ačiū, aš jau tai supratau. Apvažiavau visą Rusnę, apsižiūrėjau viską ir galiu pasakyti, kad bendrauti su manims gali tik tai per teismą. Su kuo aš susirašinėjau? Matot, yra parašyta. Dėl to aš skleidžiu tą savo numerį.
Visas įstatymas man parašys raštu, kaip aš jį norėjau anksčiau. Viską yra, apibūdins kiekvieną smulkmeną, kiekvieną įstatymą. Jeigu aš gražiai paskaitysiu, nu aš kaip žinių daugiau įsigysiu, ne? Čia tas pats, kad baigsiu kažkokį tai išsilavinimą. Nu ką veikti antrą pusę savo amžių, kad nepaskaityti, nepasidomėtis įstatymą. Tai dar pakartosiu. Lietuva per tiek laiko padarė didelį kelią. Nu čia nebuvo karo. Į ką Europa turi padaryti? Laikytis. Dalintis žiniomis. Ieškoti variantų, kompromisų. Todėl, kad ne visi mes žinom užsienio kalbą. Nu, patirties reikia turėti. Galvoti apie Ukrainą. Paremti jų. Nu, reikia neužmiršti, kad Ukraina jungiasi tik per Lenkiją, ne? Jie beveik izoliuoti. Nu, aš sakau, karinėmis priemonės nepasibaigs tas visas karas ramiai dar ilgai nebus, daug metų. Nemaišykit šalis, kur valda žmonės iš, nesvarbu, gal gimė Ukrainoje, nu jisai Zelenskis yra Vladimiras, jisai ne ukrainietis, ne, tautybės, jis Izraelis. Ne? Taip aš. Jūs kalbate apie Ukrainą, nu jūs neužmiršat, kad čia irgi ukrainietis yra. Jūs skiriat biudžetą pinigų karui su Rusija per Ukrainą. Nu, tik žengti vokiečiam čia bus dar bus didesnis chaosas. Pamastykit gerai, todėl tuo metu, aš dar pakartosiu, tuo metu ne Amerika, ne Europos Sąjunga gerai nežinojo Lietuvą. Buvo sunkiai dėrėtis. Tik lietuviai žino, kaip sunkiai tai buvo pasiekiama susirašinėti kiekvieną dokumentą, kad Europos Sąjunga patikėtų Lietuvą į kitas Baltijos šalims. Dabar aš diskusiją noriu užbaigti, palinkėti jums pasiekti tokias situacijas, kad rastum protingą atsakymą kiekvieną klausimą. Galima kaltinti neryžtingumu, galime kaltinti bet ką. Nelaikyti žodžių, nu, gerai apmąstyti, įspręsti tvarkingai. Ne? Aš noriu padėkoti jūs
už jūsų žinias, kurią pateikėt Vilniui. Aš labai gerbiu jūsų, kad iš Europos atvažiavus delegacija į Vilnių. Man buvo malonu tai klausyti. Aš žinau, kad LRT neskleis nei vieno tokio sakinį, kurie būtų neišgirsta žmonėms, Lietuvos piliečiai. Turi būti sklandžiai, viską apgalvota ir teisybė įsakyta. Dabar aš užbaigsiu pokalbį. Su jumis buvo Sergejus Tomilenko, į mano skrybėlę meškiukas raudonas. Ačiū už dėmesį. Sudie.